Skanu, gera kaina ir greitai. Gausi. Užeinam. Būnant Kaune, dažniausiai laiko man trūksta. Tad reikalams atvyjus iki Krivės prospekto, randu tokią vietą Gausi skonis, kurie žada pamaitinti mane greitai. O meniu ekraną žada, kad dar ir nebrangiai. Beje, jei teisingai supratau, tai sriuba čia įskaičiuota į pietų kainą. Dar nusistebiu išvydęs net 7 daržovių garnyrus. Ir iškart dedu labai didelį pliusą. Bei paprašau išbandyti kuo daugiau. O juos poruoju su liežuviu krinų padaže, nes pastarai aš labai mėgstu. O kad jau galima kažko imti po pusę, tai paimu pusę balandėlių. Lietuviškų kaip prašė. Kaip už tiek maisto, sumoku visai adekvačią kainą, nes normaliam žmogui užtektų tiesiog liežuvio. Bet eksperimento labui aš noriu pabandyti daugiau. Šaltibarščiai už 2,90 lenktų turbūt ne vieną iš tų, kur dabar po 7 prašo. Tiršti su gera rūgštele. Man patiko. Bet dar labiau patiko liežuvis ir tas subtilus krinų padažas. Ir už tokią porciją jie paprašė 6,50. Gal aš kažko nesuprantu, bet jaučiausi tarsi iš jų vogdamas. Nes ašgi dar ir 3 garnyrus įsidėjau. Nekalbant apie porcijos milžinišką dydį. Švelnus ir gerai ištroškintas liežuvis. O kai susijungia su bulvių koše, iš viso kosmosas. Vien dėl jo kitą kartą grįšiu. Ir nors dar pusės balandėlių porcijos man tikrai nereikėjo, už 4 eurus beje, pilna 6 eurai. Bet nesivyliu. Šiaip balandėliuose man labiausiai patinka kopūstų lapas, o šis priminė močiutės ruoštą. Tobulai ištroškintas su lengvu saldumo poskoniu. O kol valgiau, ir žmonių prisirinko, eilės atsirado. Ir tikrai suprantu, kodėl čia žmonės eina. Nes greita, skanu ir už adekvačią kainą.